Sveiki, šiandien mes esam Saulėteky, žymus Saulėtekis Vilniaus ir turime Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Pastatas visiškai naujas, labai įdomus sprendimas, labai įdomiai pastatytas, tokia arka. Tai va, toksai stiklinis dangoraižis, labai įspūdingai atrodo. Tokia arka, naujovė, šiuolaikiškumas. Tai va. Saulėtekis garsėja čia daug universitetų, bendrabučių. Niujorkas vadinamas, čia yra irgi universitetas. Čia yra Vilniaus universitetas, tas tolimesnis pastatas. Šitas yra Gedimino technikos universitetas. O, toksai įdomus dangoraižis. Labai įdomus sprendimas. Tai čia mes dar turime už nugaros Saulėtekio slėnį. Žiūrėkit, koks pastatas. Saulėtekio slėnis. Tai irgi kažkokie tai ofisai, biurai. Ten kavinė yra kampe. Jie turi net elektromobilio krovimo stotelę. O čia kampe. Tai va, ten tik tai jinai keistai užrakinta. Paklausiu tuoj, kodėl čia užrakinta. Taip, šiaip gražu labai. Pavasaris, rytas. Pusė 8, beveik 8. Krovimo stotelė. Tipė 2 rozetės, bet užrakintos. Tai žalumos daug. O ten dar yra tolumoj, kas žino, yra tokia arena, truputį kairiau. Ten pačiam gale yra prekybos centras Ikiukas, tenai autobusų žiedas. Tai ten už miško yra tokie sodai, dabar aišku pristatyti namai. Tai toks mūsų rytas. Čia šitie va takai. Dviračio nauji, raudonas asfaltas lygus, tai gerai važiuojasi. Tai va, čia visiškai viskas nauja. Šiaip saulė buvo, bet dingo. Lietus gal vėl bus. Tai truputį tamsoka. Šiaip tai visai įdomu. Taip, ten mano stovi įranga. Nu, nesmė. Taip, tai kam to patinka tokie video, galit prenumeruoti mano video kanalą YouTube. Ir šiaip čia važiavimas draudžiamas. Kažkodėl tai turbūt įdomiai atrodo. Važiavimas draudžiamas, čia universitetas. Tai čia gaisrinė padaryta. Tik einam čia. Parkingas yra požeminis. Centriniai rūmai. Neįgalėsim turbūt. Ai, dar įdomiai parodysiu. Čia važiavimas draudžiamas. Prie dangoraižių, didelių namų. Tokie va ženklai Vilniuje atsirado. Nu, senokai gal, kad gaisrinės galėtų laisvai privažiuoti. Kad neužstatytų. Tai čia įdomus irgi sprendimas. Šiaip nes dangoraižis ypatingai gerai atrodo. Toks paukštris stovi. Tai va, gerai. Kažkokia lyg lietus, migla kažkokia. Tai ką, šiandien turbūt baigsim čia aikštelėje. Čia sakė, man įvažiavimas yra čia, tai aš pažiūrėsiu, kaip čia galima važiuoti. Gal po to atvažiuosiu vėliau. Čia žiūriu išvažiavimas. A, tai čia yra įvažiavimas, išvažiavimas. Ir nes dabar dviračio taku. Tai žeisiu pas... Ai, kroviniam transportui draudžiama, o čia šiaip laisvas įvažiavimas. Nu, tai ką, reikės grįžtant apie pietus čia ir užvažiuoti. Pabandysim pasinaudoti Silicio slėnio elektra. Gal pas jūs kitokia elektra, visiškai kitokia. Pabandysim. Kol kas neužrakinta. Klausim kodėl. Taip, gerai. Ką čia jie turi? Turi požeminį perėją. Ką jie čia dar turi? Nu ką, laisvas važiavimas. Tikrai. Ai, svečiams. Taip, čia svečiam parašyta. Taip, krovinių transportui draudžiama. Čia yra svečiams. Nu ką, pabūsim svečių tik per pietus. Taip, čia toks įvažiavimas, bandysim po to įvažiuoti.
Gerai, tai šiandien tiek. Subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Taip, ačiū visiems, kas žiūrit, kas prenumeruojat, kam patinka prenumeruokit ir ką, iki greito, laukite kitų video. Iki.